Iš teroristų gniaužtų į Eurovizijos sceną. Ji tiesiog išgyveno tą dieną tik dėl to, kad prisidengė jau mirusiai savo draugų kūnais. Suomiška seksualumo bomba. Tai kažkaip labai skundėsi visi, kad tiek čia gėjų prie viso Eurovizijo, kad čia nėra, reiškia, normalių vyrų, nėra normalių moterų. Vat, prašau, ir normaliai moteris. Lenkiškas lateksas prieš lietuvišką katarsį. Čia dar komoliuko į burną ir tada jau, kaip sakant, būtų 100% geriausias pasirodymas, koks tai gali būti. Euroviziniai fruktai. Iki didžiausio Europos dainų konkurso liko tik 89 dienos. Tik tak, tik tak. Jau šį savaitgalį sužinosim ir Lietuvos Eurovizininką. Pradedam savų ir konkurentų apžvalgą. Praeitais metais Suomija Euroviziją atsiuntė degančius triusikus, o šiemet Europa stebės lateksinį Erikos Vikman pasirodymą. Tai kažkaip labai skundėsi visi, kad tiek čia gėjų prie viso Eurovizijo, kad čia nėra, reiškia, normalių vyrų, nėra normalių moterų. Vat, prašau, ir normaliai moteris. Ir tokia, užturbinta su visko. Nebent paaiškės, kad čia koks nors vyras. Bet, panašu, kad čia ne vyras yra ir kad striptizas ateina į Euroviziją. Aš nieko prieš neturiu. Moteris turi žiauriai stiprų balsą, labai gerą vokalą, daina tiesiog kažkokia skanduotė, nieko įsimenančio ir gero, bet pasirodymas ir vaizdas yra pritrenkiantis. Suomių atrankos finalas buvo įspūdingas. Jie arenoje gyvai stebėjo 20 000 žmonių. Suomiai rinkdami savo atstovą beje prašė ir užsienio ekspertų pagalbos. Tarp jų buvo Sylvester Belt ir Justinas Buivydas. Taip, mūsų draugas Justas. Suomiška daina su vokišku pavadinimu Ich komme. Ich komme reiškia aš ateinu, aš baigiu, bet tai nėra toks ateimas ar baigimas, kur iš pradžių gal pagalvotum, tai yra toks labiau seksualizuotas dalykas, taip sakykime. Ir iš esmės ta visa daina ir yra apie tą meilės aktą, jį ten kartoja, kaip jeigu, pavyzdžiui, jeigu nori dar, tai sušauk encore, paimk man už vienos ar kitos vietos. Didžiulis mikrofonas, labai konkrečios aliuzijos, labai aišku, kas ką turi omeny. Vat ir pažiūrėsim, kaip sektis. Erikai Eurovizijoje prognozuojama vieta top 5. Žodžiu, ji rimta favoritė. Mega žvaigždė Suomijos Erika Vikman, ji jau anksčiau buvo dalyvavusi Eurovizijos atrankoje 2020 metais su daina Čičiolina ir tada buvo labai fanų mėgstama. Pasirodymas irgi įspūdingas buvo, jinai buvo tokiu visą lateksu apsirengus, aplink 2 meškos ten vaikščiojo. Parodykit, manau, šitą. Paskui jį išleido dainą su Karija, Eurovizijos 2 vietą laimėjusių atlikėjų ir dar labiau išsprogo į savo šalyje. Antra vieta konkurse yra prognozuojama Izraelio atstovė Yuval Rafael. Ji išgyveno Hamas teroristų antpuolį. Tiesa, žydai atlikėja jau pasirinko, o dainos kol kas dar nėra. Ji buvo Novos festivalyje spalio 7 dieną, kai Hamas užpuolė tą festivalį. Ji tiesiog išgyveno tą dieną tik dėl to, kad prisidengė jau mirusiai savo draugų kūnais ir tai jai pavyko išgyventi ir ji dabar skleidžia tą istoriją, kas yra tikrai labai jautru. Belgija Euroviziją siunčia raudonplaukį Red Sebastian. Jam prognozuojama vieta geriausiųjų 5.
Fainas pasirodymas, iš tikrųjų atrodo, kad Sylvestras Belt su Jonu Nainiu sujungė pajėgas ir persikėlė į Belgiją ir padarė Sylvester Belt antrą variantą šį kartą iš Belgijos. Tai fainas vaikinukas, geras kūrinys. Dabar mano paauglys 15 metais tokio šlamštuko ir klauso. Ir tai veža jos, todėl net neabejoju, kad šitas kūrinys gali jau patekti į penketuką. Beje, atlikėjas Sepas Gudas Ivonas Hermanas slapyvardį Red Sebastian pasirinko, nes jam labai patiko dainuojantis krabas iš filmuko Undinėlė. Ukrainos nacionalinę atranką laimėjo grupė Ciferblat. Šiemet ukrainiečiai nėra įvardyjami kaip konkurso favoritai. Ji kažkodėl šita daina nepatinka Eurovizijos gerbėjams. Teko žiūrėti keletą balsavimų, kur jau fanai reitinguoja. Ir, ne pavienius, o čia jau tokius, kur ten tūkstančiai žmonių balsuoja, ten virš 10 000 žmonių balsavime. Ukraina kol kas yra trečia nuo galo, kas iš 12 dainų, dar aišku, bus turbūt ir prastesnių, bet tikrai fanai nėra sužavėti šitą dainą. Braliukai Latviai į Euroviziją Bazelyje siunčia vaidilutes. Tokias modernesnes, paturbintas. Latvijos merginų grupė Tautų Meitas dainuos latviškai. Būtent taip ir atrodo Latvijos dainų šventė. Kažkas panašus tie skambesiai. Ir tai yra, žiauriai unikalu, labai stipru, labai išraiškinga ir gražu. Maltai Eurovizijoje vis nesiseka. Jau 2 metus iš eilės jos atstovai liko patys paskutiniai pusfinalyje. Šiemet konkursą šturmuos 24 dainininkė Mirjana Kontė. Ji į Euroviziją patekti bandė jau 5 kartus. Pagaliau pasisekė. Beskonybė, jinai kartais tokia būna ir be ribų. O tas labai stebina, kad kai jau šauna žmogus, tai jau šauna iki galo. Kažkokia prekybos centrų išpardavimo savaitės auka, kur pripirko sezonui madingų rūbelių leopardinių, tiesiog viską, ką rado, viską ant savęs užsitempė, užsidėjo ir atrodo baisiau negu mirtis. Ir spūdingiausias turbūt pasirodymo momentas yra dainos pabaiga, kai atlikėja šokinėja ant jogos rutulio. Tikrai nematytas dalykas, kažkas sakė, kad labai pigus žingsnis Maltai. Aš pažiūrėjau, kiekvienas jogos tas rutulys kainuoja kokių 50 €, tai pigus, nepigus, čia jau kiekvienam turbūt skirtingai nuspręsti. Bet įspūdingas momentas ir mačiau, kad tikrai internete labai žiūrimas. Ispanija į konkursą deleguoja dovaną vyrų akims. Popžvaigždę Melody. Ji paruošė triuką su plaukais. Ispanija siunčia helikopterį į Euroviziją. Mes bent jau taip praminėm ją. Atlikėja taip įsijautė į tą savo dainą, kad nuleido plaukus, susirinko juos visus ir pradėjo tiesiog sukti tokį helikopterį iš plaukų. Nežinau, kaip tai šovė kažkam į galvą, bet vėlgi, jeigu mes ieškome šiais TikToko Reelsų laikais kažkokio tai momento, kur tau reikia per kelias sekundės, kad žmogus nenuskrolintų tavęs, o toliau žiūrėtų, ką tu parodai, tai tas gali pasisekti Ispanijai bent jau internete. O Lietuvoje vėl naujienos ir skandaliukai. Žiūrovai labai pyko, kad Lietuvos komisija išmetė Black Bicepsus ir Liepą. Todėl jie buvo sugrąžinti ir dalyvaus finale šeštadienį. Organizatoriai neieško konfrontacijos, neieško tos problemos. Jeigu Liepai atrodo ir Black Biceps, kad jie verti,
tai tegu įrodo finale. O ir pažiūrėsim iš tikrųjų, ar, pavyzdžiui, ten irgi turėjo kokį fabrikėlį balsų, ar žmonėms patiko. Nu, aš manau, kad šiuo atveju žmonėms patiko. Grupės Black Biceps nariai, už kuriuos tarp kitko balsavo daugiausiai žiūrovų visoje atrankoj, iš laimės net pravirko. Ir mes, aišku, tikėjomės viduje, kad, blemba, gal ir būsim finale. Jeigu būsiu, taigi čia iš vis, wow. Ir kai pamatėm, nu, aišku, džiaugies, nu kaip, o kaip kitai? Aš apsiverkiau, bet ne nuo to, kad patekom, bet nuo žmonių reakcijos. Kai pradėjau skaityti, kai žmonės pradėjo rašinėti, aš skrolinu ant 10 žinutės kažkiek taip ir apsiverkiau. Kas atstovaus Lietuvai, sužinosime jau šį šeštadienį. Susirungs 12 grupių ir atlikėjų. Amarulu, Anianija, Black Biceps, Gebrazė, Goja, Justė Baradulinaitė, Katarsis, Liepa, Leon Ceca, Noi, Petunija ir Sofija Ali. Gal pagaliau nušluostysim nosis visai Europai? Eurovizijos atrankos beveik pasiekė finišo tiesąją. Aiškus beveik visi dalyviai. Ir kyla labai daug skandalų. Italai supyko ant testo atlikėjo Tommy Cash dainos Espresso Macchiato. Atseit joje tyčiojamasi iš Italijos, nes dainuojami bet kokie itališki žodžiai. Todėl italai nori estus mesti iš Eurovizijos lauk. Tonya, song made Italy. And Italian media totally threw it. Tokie viešieji ryšiai yra naudingi, ypatingai nelabai rimtam numeriui, kur nesvarbu ten, kad į tave rimtai žiūrėtų, svarbu pasilinksminti, tai galima ir per italų bulvarą prasinešti, tada viskas tik į pliusą. Visą laiką yra ta diskusija, ar dainuoti angliškai, ar dainuoti savo kalbą. Tai kodėl tada nežinau, kodėl anglai tada nesupyksta ant mūsų visų, kad visi pataikauja kitiems ir dainuodami jų kalbą. Estai yra vieni iš šių metų Eurovizijos favoritų. Šiuo metu jiems prognozuojama vieta top 5-tuke. Amore, mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato. Čia šiaip super, man patinka. Aš manau, kad jie tikrai būtų verti pergalės. Eurovizija nureiks jūs nesąmonės, parodės pačios muzikos, tai apie tai aš manau turi būti Eurovizija. Kam ten tų rimtų labai poteksčių, aš nežinau. Kuo kvailiau, kuo keiščiau, kuo trenkčiau, bando kažkaip visi atkreipti savo dėmesį. Čia toks gaunasi, žinai, nerimtas Eurovizijos konkursas. Man nepatiko nei daina, nei balsas. Šičia man nesuskambėjo. Kažkaip jis visai kitokį stilių dainuoja. Nu, jis yra vežantis, jis yra reiveris, žinai. Ir čia man toks, kodėl taip? Nelabai. Italai kišasi į Estijos reikalus, bet nesusitvarko savam darže. Jų Sanremo nugalėtojas Olis atsisakė dalyvauti Eurovizijoje, nes nėra matai laiko. Todėl Italija į Euroviziją siunčia Sanremo festivalio 2 vietos laimėtoją Lucio Corsi su daina Volevo Ezere Unduro. Aš norėjau būti kietas. Perbalusiam atlikėjui prognozuojama tik tai 16 vieta. Mamma mia, Santa Rosalija, perché? Jis 2 vietos yra. Gal reikėjo jį ten ir palikti. Ir jeigu mes čia girdėjom priedainio gabaliuką, aš jo neatsimenu. O kad jisai liūdnasis pajatas, nu kiūt, miela, toks nuskriustas drugelis, kuriam neišdygo sparniukai. Baltas jis visas toks, su to kostiumu tokį kažkoks, toks kaip iš karsto atsikėlęs. Šiaip tai atrodo įdomiai. Nei moterį, nei vyrą. Tai yra androgeniškas žmogus. Tai va tas gražu. Skandalą sukėlė Moldova. Šalis pranešė, kad Eurovizijoje nedalyvaus. Šalis turi rimtesnių reikalų nei dainų konkursas. Tiesa, atranka Moldovoje vyko. Net buvo išrinkti 12 finalistų. Galbūt dėl to šalis ir pasitraukė iš konkurso. Moldovos nebebus Eurovizija. Gal ir gerai, maladės. Gal ir gerai, kad atsisakė. Kaip atranka?
Nu, kaip 20 metų atgal, mes panašiai varėm, nu gal 20-30, nežinau, nu kažkaip, žinai. Bet gal miela, kad seneliumbai eina ant scenos? Tai labai miela. Aš tai esu už, bet tada, nu, bet mes ir suprantam, kad, nu, šiek tiek, galbūt šitam konkursui šita daina netinkama yra. Iš jūsų parodytų fragmentų, kurie gana smagus, manau, kad jeigu išeis filmo Pietinė kronikos antroji dalis, tai jau pusė soundtracko yra. A jak tam Polska? Šiemet Lenkijos nacionalinis transliuotojas TVP balso teisę atidavė žiūrovams. Jie į Euroviziją išsiuntė Lataksinę Justiną Stečkovską su daina Gaja. Tai vėlgi, nu, čia dar komoliuko į burną ir tada jau, kaip sakant, būtų 100% geriausias pasirodymas, koks tai gali būti. Lenkiją žinau. Nerodyt? Nerodyk, man nelabai patiko. Aš jai daviau ten prieš paskutinę vietą, nes aš dalyvavau Lenkijoje šiais metais su manim susisiekė ir paprašė pabūti komisijoje. $52 metų dainininkė Justina Eurovizijoje jau yra dalyvavusi prieš 30 metų. Tuomet ji užėmė 18 vietą. Šiemet prognozuojama 25. Polska šita tai, ну, не bardzo dobrze. Не bardzo dobrze, не разуем, по-польски не разуем. Gal jinai gaus balų gerų dėl balso ištempimo, nes va tiek laiko išdainuota natą gerai, nu, tai irgi profesionalumą rodo vokalo, bet manęs nekabina. Aukšta 4. vieta prognozuojama Nyderlandams. Šiemet jų nacionalinėje atrankoje dalyvauti norėjo 331 atlikėjas ir atlikėjos. Galiausiai profesionalų komisija į konkursą išsiuntė klodą. Gyvai konkurse. Australija į Euroviziją atskraidins TikToko žvaigždę Gojo. Hey Europe, g'day Australia. My name's Gojo and I'm going to be representing Australia at Eurovision 2025. Seksija Australas atliks dainą Milkshake Man apie pieno kokteilių vyruką. Nu labai įdomu. The shake is not a drink, it's a state of mind. It's a secret superpower you were born to find. Na, matau šių metų tendenciją ten apie kavą, apie ledų kokteilius, tai labai smagu, visi ten apsilaižo bedainuodami. Nu ką aš galiu pasakyti, mums turbūt reikėjo atrankoje dainos apie kugelį, tai tikrai būtų šovusi labai aukštai. Gera, namie, lietuviška kugelė! Tomi Kešas dabar jau turi rimtą savo konkurentą su dar viena tokia, nu labai, sakykime, nerimta, bet labai linksma daina. Gojo 2023-aisiais išgarsėjo su daina Mrs. Hollywood, kuri TikTok'e ir kitose socialiniuose tinkluose buvo perklausyta 10 milijonų kartų. Australams šiemet prognozuojama 15 vieta. Norvegijos Melody Grand Prix 2025 atranka šiemet buvo labai spalvinga. Joje pasirodė 1985 metais Euroviziją laimėjusi grupė Bobby Sox. Taip pat šių metų atrankoje dalyvavo garsi roko grupė Wigwam. Tačiau nei vienai legendai laimėti nepavyko. Norvegijai atstovaus 18-metis dainininkas Kailas Alessandro. Jis parašė dainą apie savo mamos kovą su vėžiu. Tai aš pradžių pagalvojau, labai simpatiškas bičiukas, panašus kažkokį aktorių žinoma, arba mažiau žinoma. O po to pagalvojau apie tas vikingus, apie to, kad atsistojo, tai tas atsistojimas toksai, tai Robocopas, tas Terminatorius.
Oi ne, šito ne, 0. Nu, nes antiek matyta milijardą kartų, tiesiog, boring, labai. Tai aš tikiuosi, jis dainuoja apie tai, kad vyrai turi būti riteriai šių laikų ant žirgų. Ir vat, aš nežinau, apie ką jis dainuoja, bet labai tikiuosi, nes trūksta tų vyrų, tokių vat, ant žirgų, ant riterių, vyriškų vyrų. Liuksemburgas į Euroviziją šiemet atsiųs Barbę su kenais. Beje, šalies atrankos vedėja, ar tai vedėjų, buvo Conchita Wurst. Wurst išvertus iš vokiečių kalbos beje yra dešra. Atrodo, kad šiemet Eurovizija nebus labai stipri, nebus pasaulinių hitų. Lietuvai prognozuojama kukli 18 vieta. Man tai iš viską tarsi, žinokit, primena Andrių Mamontovą vaikystėj. Man patinka, kad važiuoja keistas dalykas, keistesnis, nei mes įpratę, tai aš vis dar už tai. Man patiko, man fainai, kad Lietuva atstovaus būtent toks numeris, o kiek patiks tarptautiniam kontekste, va čia klausimas iš tikrųjų, pamatysim. Tai man tas kūrinys gal toks kažkoks truputėlį per pilkas, truputėlį per liūdnas ir truputėlį per, nežinau, ne mano skonio, vadinkim taip. Aš jau esu sakęs savo gyvo vaizdo transliacijoje, kad aš būčiau rinkęs Black Bicepsus. Eurovizija jau čia pat. Let's show goes on. 12 points to Lithuania. Bateva.